puolimas arba gynybai. Ir yra vienetai ir dvejetai. Galima 1 prieš 1 žaisti, galima 2 prieš 2 žaisti. Todėl dažniausiai pradedant yra 2 prieš 2, nes 1 prieš 1 yra sudėtinga, nes turi vienu metu ir Teslas neslaikyti. Visos tarptautinės turnyruose tarptautiniai išsimeti tą monetą, prasideda kamuolį, tu jau pradedi žaisti ir klausi prieš kuris pasiruošęs ir tada jau pradedi. Dažniausiai veiksmas vyksta mėgėjiškai iki 8 taškų. Taip techniškai yra. Tai va, ir jūs aš atkreipu dėmesį, kad atvirkščiai skaičiuoja. Čia šitie čia. Visą laiką skaičiuoja taškus gynėjas. Jisai čia stovi ir va į save taškus skaičiuoja. 5 ir 9. Tie balti yra timeoutai. Per mačą turi 2 timeoutus, kaip reikia gintis. Žaidėjai turi būti vieną šalia kito ir va, gali taip sulenkus. Čia turi būti nedidesnis negu kamuolio tarpas. Nu, va, panašiai. Va, čia dabar kamuolys taip telpa, ne? Tai va, aš turiu slankiot maždaug taip. Va, jie dabar čia man neįmuštų tarp kojų beveik niekas. Maišė turėtų kamuolį ir man neįmuštų. Ir aš slankioju po vartus, seku kamuolį su tuo tarpu. Bet kuo didesnį vartą, kai sustoja kamuolys, čia jo nieks neliečia. O vartininkas gali mušti iš vartų į vartus? Jo, galima. Tai va, nu, būna momentas, kai va, neliečia kamuolio. Tokiu atveju pasistatau kamuolį savo gynybą ir privalau padaryti, vėl privalau OK paklausti, ar pasiruošęs priešininkas, jis atsako pasiruošęs, tad padarai pasą ir jau gali daryti kamuolį.